nuotaikos. Balta mišrainė atsibodo net ir močiutė. Aišku, tą baltą mišrainę. Man tai jau atsibodas. Todėl šiandien darysim paturbintą versiją. Prasideda spalvotos mišrainės era. Šioms Velykoms keptų bulvių mišrainė su marinuotais svogūniukais ir traškia šoninė. Kad per šventės parduotuvėse netaldžytų alkūnėmis, rekomenduoju prekes užsisakyti iš barbora.lt. Gamybą pradedu nuo svogūnų, kuriuos paturiu užsimerkti iš vakaro, bet jei vakarais jūs įsiurbia ir nepaleidžia sofą, karštų marinatu išpylus svogūnai bus pasiruošę per 30 minučių. Kad bulvės būtų minkštos viduje ir traškios išorėje, jas pradžiai apverdu ir aliejumi bei prieskoniais padabintą šaunu į kaitintą orkaitę. Galima ir kiaušinius virti tame pačiame puode, bet mano smegenys buvo sušutusios, tai pamiršau. Padažui majonezą sumaišau su trupučiu grietinės, smulkintų česnaku, krapais ir citrinos sultimis. Dedu prieskonių ir paragauju, kad nieko netrūktų. Paaiškėjo, kad mano būsimas vyras su Vilniaus majonezu turi ryškių prisiminimų. Tėvas jį pirkdavo kibirais ir net į sriubą dėdavo. Kad jo netyčia neprisišaukčiau, padažą paslepiu šaldytuve. Šoninę čirškinu keptuvėje. Stebiu spalvą, kad nesudegtų ir iškepusi ant popieriaus paguldau, kad susigertų riebaletai. Kai atvėsta, supjaustau. Iškepusias bulves siekiant išsaugoti jų traškumą reikia atvėsinti. Kol jos vėsta, supjaustau agurkiukus ir kiaušinius. Mačiau internete, kad kiaušinį galima išpūsti iš kiauto. Po kelių bandymų pavyko, bet nežinau, ar galiu rekomenduoti, nes taip pučiau, kad paskui skaudėjo ausis. Prieš patiekiant viską galima sumesti į bliūdą ir sumaišyti su padažu, bet aš norėjau, kad jums gražiai atrodytų, tai padažą dėjau ant viršaus ir pabarščiau traškia šoninė bei krapais. Dar krapo šakelę ant viršaus uždėjau. Arba ne. Mums buvo labai skanu, tikiuosi bus skanu ir gentainiams. Galite ir jūs pabandyti savosius nustebinti arba nustebinti save.